Šio pasivaikščiojimo pasirinkims yra labai įtakots mūsų žiūrovų pasiskirstimu. Didžioji dalis mūsų žiūrovų yra iš Vilniaus. Ir tuo labiau pabjūrus orui žmonės mažiau linkia išeiti lauką. Dėl to norėčiau visus sumotyvuoti, kad nereikia kažkiek labai daug ruoštis ir kažkur labai toli važiuoti. Net ir Vilniui būnant, pačiam Vilniui, neišeinant iš Vilniaus galima puikiai pasivaikščioti. Ir mūsų kelionė prasideda su toko aplink Vilnių nuo pirmo punkto, kuris prasideda Stalo kalne. O dėl Dievo meilės visas Stalo kalnas aptverts. Kaip ir praktiškai visas kalnų parkas kažkokį žiemos parką įrenginiai. Ir aš susiduriu su keblumais, kaip pereitą tvorą. Nenoriu lysti apačią. Va ten mūsų pradžia. Kaip čia taip atsitiko. Taigi turim Stalo kalną ir turim pirmos atkarpos pradžią. Pirmos atkarpos ilgis yra beveik lygiai 10 km. O jį baigsis kažkur netoli pono Nausėdos namų. Kitaip tariant, Pučkorių atodangui. Ir manau, kad bus šiandien ir antra atkarpa įveikta, kurios ilgis apie 12 km rodos. Let's go. Pirms metras ne į tą pusę iš karto buvo. Pasirodo, reikia grįžti atgal, eiti per užupį ir tada link Belmonto. Tai dar šiek tiek ir miestą pasivaikščiosim. Gal per laiptus, gal kažkaip nulipsit. Tam 100 km aplink Vilnių puslapį, kiekviena atkarpa turi savo GPX koordinatės, tai galite laikrodį įsikelti ir jums tada laikrodis iškart sakys, kur kokį posūkį daryti ir taip toliau. Bet aš bandysiu eiti pagal lentelės, nes šį visas kelias turėtų turėti iškabintas lentelės, kur sukt, kur neit, kur eiti. Bandysim eiti pagal lentelės, nes turbūt didžioji dalis jūsų irgi eitumėt pagal lentelės. Čia kalnų parke labai daug darbų vyks ir biškė manęs pykst, kad aš čia vaikštau. Tenka apeiti kelias apsauginės tvoras, bet nu ką, jie žmonės dirba, aš irgi žmogus turiu darbą. Man ros vėl patapom legaliais keliautojais. Ten matot Bernardinų sodą. Bet ten per tos kalniuko šabakštynus netaip paprasta vaikščiat. Biškį sukaitau, man atrodo, reikia nusirengti šiek tiek. Nes kai sušlampat, tada pradedat greit šalti. Sluoksniai. Geriausia yra kuo daugiau sluoksnių, kad juos lengvai galėtumėt nusimt užsidėti. Nu ką, miesto užupę dalį praėjom. Nu valiko ta šlikščioji atkarpa tarp užupį ir Belmonto. Ir čia tik 200 metrų. Ir dabar turėtų pasidaryti miškingiau. O, iškart koks medis. Aš mėgstu seną storą medį. Nežinau kaip jum, bet man nieks taip nepramuš prakaitą, kaip lipims į kalną. Bet gerai. Labai didelį įtarimą turiu, kad visą 100 km iškart nenorėsit eiti. Nors yra tokių žmonių ir aš pats tokią pasiūlymą susilaukau. Gal reikės kažkada išbandyti. Bet jau žmogus normalus, tai norėsit eiti vieną atkarpą, o visos čia atkarpas yra tarp 10 ir 15 kažkur kilometrų. Tai ko jums gali prireikti tam vienam prasėjimui? Nieko. Iš bado nenumirsit. Bet užkandžių verta pasimti. Lygiai taip pat ir nuo troškulio nenumirsit per 2-3 valandas, bet čia galbūt šiek tiek svarbiau, nes daug į viršų žemyn lipti. Man bent jau prakais bėgs smarkiai, o kai prakais bėgs smarkiai, reikia ir daug vandens. O dėl aprangos ir avalynės, tai jeigu nesusiruošit išeiti per kažkokią tai liūtį, tai absoliučiai nereikia kažkokios specifinės avalynės ar aprangos. Medvilnės gal venkit, bet šiaip tai čia su paprasčiausiais kėdais praeisit. Bet jeigu norit būti pasiruošę, gal lengvai nulis, gal norit, kad viskas geriau kvėpuotų. Taip aš tokį rudenį, žiemą, pavasarį siūlyčiau batai su Gore-Texu. Gerai Gore-Texas per tokią šlapynės einant. O dėl viršutinių rūbų, tai medvilnės venkit. Sintetika, vilna, merino vilna dar geriau. Nes ir sintetika, ir merino vilna, jeigu net ir sušlaptų, vis tiek išlaikytų šilumą, gerai su prakaitu tvarkos. Taip toliau. Vilna ir sintetika. 3,6 km, 40 minučių ir mes kaip ir miške. Nes jau ir mašinų garsas susiliejai su vėju ir nebeišeini jau praktiškai išskirti. Viskas, gamta paprasta. Išeiti gamta yra paprasta. Ir taip, kartais noris iš vis kažkur į gūdumą įlysti. Bet ne visą laiką yra tam sąlygos ir ne visą laiką to reikia. Kartais puikiai smegenis prasiblaivo ir paprastam miškelį prie pat Vilniaus. Įlindus į mišką vietom būna tokių vietelių, kur ir ten būtų galima eiti, ir ten būtų galima eiti, ir jokio ženklo nesimato. Eini ten, kur daugiau praminta. Jeigu ką, grįšim. Praėjo 1 valandą, jeigu niekur neskubu, mėgstu kas valandą sustoti, atsigerti, užkasti, biškį pailsėti kelias minutes.
Dar dėl batų, jeigu susidurėt labai dažnai su lietum, tai tikrai verta jums yra nusipirkti goreteksinius batus. Bet aš puikiai suprantu, kad goreteksiniai batai yra gan brangus ir ne visiems jums reikia jų. Didžiai daliai reikia tik biškį atsparumo nuo vandens, o tam yra impregnantai. Jie tau keli eurai visos šeimos batus va taip va priekius, paimat, nupurškėt ir viskas. Žiauriai paprasta, žiauriai greitai, nesusilaikykit nuo to. O net ir batams su goreteksu nepakenksit, jeigu išpurkštit impregnantų. Ajo, bet batai turbūt sausi. Aš labai gerai žinau savo ėjimo greitį, bet dar nėra taip, kad gerai žinočiau savo ėjimo greitį, kai filmuoju. O tai tikrai nėra tas pats greitis. Dėl to pabiškai turim skubintis, nes kitaip antrą atkarpą užbaigsim tamsoj, o nelabai to noriu. Atėjom į tą mini miestelį Pučkūrio atodangos apačioj. O, šunė. Va, šunė. Na, šuniukai. Ateisi paklostyti. Ne. Na, gerai. Tegu sauka. Miš dar labai gražus. Kaip ir sakiau, tos pirmosios atkarpos sudėtingums yra įvardins kaip vidutinis, bet nesiūlyčiau čia eiti žmonėm, kurie primygtinai nekenčia įkalnių, nes čia tikrai labai daug įkalnių. Atrodo prezidento nams. O ten matom tą atodangą, į kurią einam. Prezidento nams. Šiakabra. Čiekit. Karnys. Kaip ir sakiau, įkalnės. Laiptai nėra tas pats, kas įkalnės, bet efektas labai panašus. Man kažkaip keista, kada taip žalia miške. Žiūrėkit, net ne geltona, žalia. Žalia. Gal ne taip žalia kaip birželį, bet vis tiek žalia. Laiptai. Va. Kažkuo labiau tokia, o ne tokia. Kažkaip man viskas jau taip atrodo turėtų būti, o viskas dar žalia. Keista. Laiptai. Čak. Valanda 5. Gryna ėjimo ir filmavimo, bet kai sustojau su kėdutė, buvau išjungęs laiką. Ir tas sustojimas buvo biški per ilgas. Tikrai labai graži atodanga. Užkandam, atsigeriam greičiau nei praeitą kartą ir einam toliau. Nes antra atkarpa yra apie 12 km, o jau yra beveik 4. Pirmą atkarpą iki Pučkorių, bendrai paėmus malonį paprastą atkarpą. Jeigu norit, praleiskit tą dalį per miestą, tą pradžią. Pradėkit nuo užupio galai plius minus vien miškais. Ir ypač dabar čia gražu, kai medžiai keičia spalvą. Įdomu, kada pons prezidents iš darbo grįžta. Varom toliau dar 11 km. Nei šalta, nei karšta. Kojas nesuprakaitavusias, jokių termoapatinių nesu pasivilkęs ir viskas puiku. Vienintelis dalykas yra, kad biški šal pirščiukai. Ir turiu pirštinės kuprinėje, bet kadangi turiu filmuoti su stabilizatorium daryti dalykus, tai nesidedu jų, nes nepatogu. Bet šiaip tai pasaka. Pučkūrio atodanga šiaip yra labai arti gatvės. Iki gatvės man užtruko ateiti 2 minutės 30. Vala, mums reikia ten. Matau ženkliuką. Kur pirmoje atkarpoje trečdalis ar net iki pusės buvo tokiom gatvė miestų ir taip toliau. Tai antroje atkarpoje keli šimtai metrų pereinat gatvę, praeina 3 lojančius šunis ir jūs iškart miške. Wow, wiki cool kadras, aš nueidinėjau, nes padėjau kamerą ant žemės. Praėjimai paprasti, medžiai gražus, kvaps geras. Takas aplink Vilnių. Jeigu sugalvosite eiti ne vieną, o kelias atkarpas, tai tikrai pasimkit kuprinę ir pasimkit tikrai gerti ir pasimkit užkasti. Nes, aišku, nueisit 20-25 kilus, gal ir be vandens ir be maisto nueit, bet jau po 10 kilų pradėsit atsimušinėti tam tikras sienas, iškrausit savo energijos išteklius ir tas jiems tikrai nebebus malonus, o jeigu eina dėl malonumo, tai tada pasimkit užkasti ir atsigerti. Savo kuprinę pirkit Getbekse. Kas keišiausia, kai sąlygas biški pasunkėjai, pasidaro sudėtingiau vaikščioti miške, nors dabar tai kažkokių senų
seno asfaltuoto keliuko eina. Iš viso keista, kad yra asfaltuotas keliuks vidury mišką, bet keisčiausia, kad sutinki dažniausiai senus žmonės. Ir ne tik grybautojus, renkančius kažką. Ką tik sutikau malonę babą, pasisveikinom, renkint kažkokią šaknis, aš net nesuprantu, ką jinai renka. Ir kartais man net biškai gėda pasidaro, kad seni žmonės turi tų tokių įgūdžių, kur mes net nebesuprantam iš tikrųjų, ką jie daro. O žinot tokius dalykus tikrai pravarta. Bus liūdna diena, kai išnyks paskutinis šakniavaisių ir grybų ekspertas. Iš tikrųjų bus liūdna diena. Buvo keli tokie slėniai, duobės. Ir ten taip viskas nutilo, nurimo, jokie vėjai, jokie garsa. Taip, kad būtumėm normaliam miške. Baigęs natūralums. Vilnių regioninis parkas, o mum va ten va. Ar man dar reikia kartuotis, kad tai nėra tas pats, kas buvams miške? Reikia va ten. Tenka eit palei kelią, bet netoli. Šešėliai jau darosi ilgi, o man dar liko virš 6 kilometrų. Vat. Ar man reiks eit visai palei kelią? Aš nenoriu eit visai palei kelią, bet gal neilgai. Kokias 5 minutės reikėjo paeit, bet nieko baisaus. Šią tauką noriu. Panašu į piliakalnį. Bėda. Bėdelė. Kaip per filmą. Tikėkimės, nieks nesėdėjo. Čia vėjelis gerai prasinešė. Nėra kelio. Labai graži miško atkarpa nuo to piliakalnį. Medžiai arba seni, arba tokie paveikti vėjo, tokie banguoti. Dar viena bėdelė. Daug bėdelių čia nesenai ištiko. Koks didelis medis buvo. Kažkoks naujas. Daras tamsiau. Ypač po medžių paklotę. Pamačiau biškį tešlų ant žemės. Šiandien ryte nemažai gan lyjo, bet einant visą tą kelią ganėtinai švarus kelias. Tik keliuose vietose va tokias mažesnės vietelės buvo tešlynų. O batai, mano sakyčiau, yra ganėtinai švarus. Ką tik šiokį tokį skirtumą suvokiau tarp šito ėjimo ir ėjimo normalių miško. Vienaip ar kitaip per 20 km sutikčiau vienokį ar kitokį gyvūnėlį. O čia nieko nebuvo. Mačiau paukščių. Tiekia gyvūnėlė, kuris vaikystėj papačiulpė. Liko maždaug pusvalandukas kelio. O aš tik dabar einu į tą ėjimo hipnozę. Ir dėdi koja po kojas, dėdi. Savotišką transą išeini. Bent jau man tai buvo. Ir su bėgimu, ir su ėjimu. Kažkokia riba perėjus, toks pasidaro automatinis tas veiksmas. Ir tada jau gali savo mintyse atskirus dalykus daryti, o tavo kojas pačias eina. Tikiuosi, kad čia. Jie jau kelius šimtus metrų, jokios kitos lentelės nėra. Ir kelias per daug apaugęs, kad čia būtų tas taks aplink Vilnių, nes vienaip kitaip, taip dabar mažiau žmonių vaikšta, bet vis tiek vaikšta. O čia vat, žolės taip saugusios, kad čia mažai čia to gryno ėjimo su tokiom žolėm. Tai labiau darau prielaidą, kad čia yra miškininkų reikalai. Jo. Ženkliukai jam palei kelią. Privatu. Labai privatu. Bet sveikintina, žmonės nusprendė nenupjauti medžio. Kaip ir sakiau, man patinka medžiai. Labą dieną. Nu, fainiai.
Vėl kalniukų buvo padaugė, bet jau esam labai arti pabaigos. Ką čia matom? Taratato. Panašu, kad pasiekėm tikslą. Nors mano laikrodis rodo, kad dar 60 metrų. Aš manau, kad jis tiesiog nesupranta. Dar laiptai šalia. Galbūt šitą bažnytėlę gražiai yra oficialus pabaigos taškas. Bet kokiu atveju įveikiam, kiek buvom užsibrėžę. Pirms maršruts nuo Kalnų parko iki Pučkorio atodangos. O antras maršruts mumis atvedė nuo Pučkorio atodangos iki Pavilnių, Panerių, Pavilnių, Aukštųjų Pavilnių. Rodos Aukštųjų Pavilnių. Man asmeniškai labiau patiko antra dalis, kad ir buvo keli prasiėjimai palei gatvę. Pirma dalis tokia visiškai miestietiška ir net yra atkarpa mieste. Bet vėl, pasikartosiu, mes čia šnekam apie vaikščiojimą net neišvažiavus iš Vilniaus ir abi tos atkarpos yra nuostabios, jeigu norit praleisti šiek tiek laiko tarp medžių. Aš varau ieškoti, kaip grįžti namo. Jūs spaudžiat like, subscribe, nusiunčiat draugui ir laukiat kitų dalių. Iki.